Sveiki. Tęsiame pranešimų ciklą Luminor Horizon, skirtą Luminor privačios bankininkystėms klientams jiems aktualiomis temomis. Horizon tikslas yra plėsti akiratį ir žinių horizontą. O šiandien mūsų tema yra, kaip padėti realizuoti vaiko potencialą, kad jis būtų ne tik išsilavinęs, bet ir laimingas. Diskusiją moderuosiu aš, Renata Cikanaitė, tėvai ryšiai autorė, ir turiu du nuostabius pašnekovus. Rytis Jurkėnas, kalba grupė kūrėjas, vadovas, profesionalus karjeros konsultantas, ir Martynas Kanzeras, Lietuvos Junior Achievement valdybos narys, antrepreneris, investuotojas ir verslo vystytojas. Sveiki. 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 Gal pradedam nuo sąvokų išsiaiškinimo, nes mes galim kalbėti apie tuos pačius dalykus, bet labai skirtingai žodžiais, kadangi tikslas yra pakalbėti apie vaikus, kurie būtų ne tik išsilavinę, bet ir laimingi. Gal pradedam nuo to, kas jums kiekvienam iš jūsų atrodo yra laimingas žmogus, kaip jūs įsivaizduojate laimingą žmogų, laimingą vaiką. Gal jūs pradėkit, Martynai? Gal aš pradėsiu apie tokį, gal kas yra nelaimingas. Tai kad tada suprasi, kas yra laimingas. Ir mes iš tikrųjų labai daug tikriausiai matom žmonių tokių, kurie baigia mokyklą. Taip, ir tada, jeigu baigi mokyklą, būtinai reikia nueiti į universitetą, taip, pasimokyti universitete. Tada jau nueini į universitetą, visi spaudžia, gal jau čia šeimą reikia, gal jau čia reikia kažkaip kurti, tada sukuri šeimą, galbūt susilauki vaikų ir taip toliau, tada susirandi aišku gerą darbą, dirbi gerą darbą ir kokių 35-40 metų pasižiūri veidrodį ir pasižiūri, kad tavo akis yra užgesusios. Ir galvoju, kas čia atsitiko? Buvo tam tikra kelias, suplanuotas, ką tu turi padaryti, bet kažkaip nebedžiugina. Tai aš manau, tai yra, kai mes kalbam apie laimę ir kalbam apie laimingus vaikus ir galbūt apie laimingus vaikus ateityje, mes mokom juos būti laimingus tam, kad tos akis neužgestų. Kad 35 metų arba 40 metų žmogus pasižiūrėjęs į veidrodį, jis dar matytų tas žibančias akis, tą smalsumą, ką jis nori padaryti. Tai man laimė yra būtent tas. Kitaip tariant, nebūtinai eiti keliais, kuriais veda kiti, gebėti kvestionuoti ir atsirinkti savo kelią. Pajusti savo vidinę motivaciją. Ir manau, kad čia pats pagrindinis dalykas. Pajusti savo vidinę motivaciją ir prisimti atsakomybę už savo vidinę motivaciją. Tai yra nelaukti iš tam tikrų aplinkos, kas čia turėtų būti ir taip toliau, bet aš jaučiu, ką aš turiu padaryti ir aš einu ir aš pasiemu. Kaip jums Ryti? Aš esu tikras, kad laimė yra tuomet, kai žmonės daro tai, kas jiems patinka ir sekas. Tokie atrodo du banalūs paprasti dalykai. Daryti tai, kas tau patinka, kas tave iš tiesų veža, ir tai, kas tau sekasi, kur tu esi geras. Ir kai mes kalbame apie laimę, aplamai būti laimingu kaip po tokią kategoriją, kartais pamirštame ir sudedame viską į vieną dalį. Tarkim, ar tai karjera, ar tai savęs realizacija darbe, arba tai ten karjera arba savęs realizacija šeimoje, arba tai kokiam tai laisvalaikė. Ir mes netgi naudojame tokį terminą gyvenimo meniu. Ir gyvenimo meniu jisai apima visas dalis ir mūsų potencialas arba mūsų savybės, mūsų polinkiai, mūsų gebėjimai, mes visi esame labai labai unikalūs ir mes juos norime ir privalome, manyčiau, juos realizuoti, bet mes esame laimingi tuomet, kai mes jį pilnutinai realizuojame tą potencialą. Ir neretai to potencialo gali būti tiek daug, arba jis gali būti toks skirtingas, kad jisai gali netilpti į vieną veiklą. Ir tad nenuostabu, kad kažkas grįžęs iš darbo sukiša rankas į žemę ir ten bučiuoja kokį pomidoro daigą. Ir tuo būdu jisai papildo save, bet tai nereiškia, kad jis savęs darbe galbūt nerealizuoja, arba kad jisai šeimoja. Bet ir tie skirtingi aspektai ir sudaro tą gyvenimo meniu. Nes mes kartais pasižiūrim tik karjerą, jeigu tu gausi sėkmingą darbą arba ten gausi sėkmingą, jau ir būsi laimingas. Ir pametam kitas dalis. Tai tas paveikslas yra, kaip gyvenimo meniu. Mes turime kokį tai aperityvą, kurį mums reikia truputį nedaug. Po to mes turim kokį tai užkandį, kur mes kažkiek gauname ten iš jo. Turime pagrindinį patiekalą, galima sakyti, kad tai tarkim mūsų darbas, ir mes turime kažkokį tai desertą. Bet visi jie svarbus. Jeigu mes kažkuriuos iš jų išimame, liekam tik su desertais. Gyvenimas toks visą šokolade ir ne kažkas tai. Liksim tik su aperityvais irgi ne kažką. Jeigu liksime tik tai su pagrindiniu, pilnatvė ir laimė, jeigu tokia, tai vis dėlto bus pilnas savo potencialo realizavimas. Aš galvoju, mūsų klausosi tikėtina mamos ir tėčiai. Ir kai jūs sakote, kad laimė, tai kai aš darau, kas man patinka ir kas man sekasi, tai kitais žodžiais tariant, tėveliai gali pagalvoti, kad čia yra apie visišką tinginystę.
jokių pastangų nereikia, atsikėliau ryte, nu ką noriu, tą darau, dar kas sekasi, o tik kur pastangos. Čia geriausias pavyzdys būtų, kaip žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir man už juos moka pinigus. Ne, ir tada kaip tokiai jaunimo arba ten būnu influencerių, kurie tipo nieko neveikia, savo linksmai šneka ir ten visi juos žiūri ir jiems ten pinigai patys krenta. Tai kai aš sakau, darau tai, kas man patinka, aš turiu omeny aistros komponentą. Ir tai, ką pašnekovas Martynas sakė, tos žibančios akys. Tai tos žibančios akys, kaip mes jas identifikuojam? Arba yra aistra, arba jos nėra. Tu negali jų dirbtinai uždegti. Vat paimi ir činkšti ir jungi ir jos taiga pradėjo tau žibėti. Ne, jos arba yra, arba nėra. Ir tai yra vidinė būsena, tavo savasties dalis. Ir kas yra labai svarbu, kai kalbame su tėvais, kad mes negalime tos savo aistros jiem perduoti. Nes, tarkim, vaikinui patinka viena mergina. O tėčiui jinai nelabai patinka. A tai kaip renkamės? Aistra tai yra iš tos vietos, suprantate? Jo nuosava jauno žmogaus. Ir jo nuosava aistra yra tai, kas jį veža. Ir mes kartais taip mums norėtųsi, kad jie būtų tokie kaip mes, panašus, domėtųsi panašiais dalykais, ten nežinau, su mumis nardytų, su mumis skaitytų knygas, su mumis keptų ten kokius nors sudėtingus receptus. A jiem patinka kažkas kitas. Mes žiūrim ir galvojam, wow. Svarbiausia, mano galva, tai, ką Martynas labai taikliai pasakė, tos degančios akys arba tas aistros komponentas. Martynai, kodėl mes pradedame tarsi nuo kito galo? Jeigu mes visi suvokiame, kad nei geras išsilavinimas, nei geri mokslai, nei geras darbas, nei geri pinigai iš esmės negarantuoja tų žibančių akių, kodėl vis dėlto mes turim tokią tendenciją įsitikinimą, kad pradedam nuo šitų dalykų, kai jau susitvarkysi mokslus ir būsi baigęs ir turėsi diplomą, nu tada gali jau ten gyvenime ieškoti kažko kito. Aš manau, iš baimės suklysti, ypatingai kaip yra vaikai, tai tu nori viską duoti vaikams ir nori duoti ko geriausia vaikams. Ir tada tu ieškai, o kur aš galėčiau surasti. Ir yra tam tikras kelias, kurį tu galėtum sekti ir tuos vaikus ugdyti. Ir aš manau, kad visa visuomenė irgi priimusi tą kelią. Reikia eiti į mokyklą, reikia mokytis. O dabartiniu momentu mes galim pasakyti, blogai sekasi Lietuvoje su matematikos egzaminais, taip? Tai ką padarėm, reikia dar vienos matematikos pamokos, nes tada viskas bus gerai ir taip toliau. Tai yra, aš manau, toks standartinis ir struktūrinis mąstymas. Iš kitos pusės, aš manau, kad atsiranda tam tikrų ir mokyklų, ir ypatingai privačių mokyklų. Tiesa, aš esu vienos irgi privačios mokyklos steigėjas, pažinimo medis, kur mes jau pradedam kalbėti apie tai, kad palaukit, nėra viskas tik tai akademika, nėra viskas tik karjera, bet yra tas vidinis motyvacijos atradimas vaike reiškės, ryšio su jo užmezgimas, žiūrėjimas, kas jam patinka, kas jam nepatinka, palydėjimas į gyvenimą to vaiko ir padėjimas vaikui atrasti savo potencialą, kaip čia buvo kalbama reiškės. Bet tai nereiškia, kad vaikas yra toks jau, kaip sakant, nieko nedaro ir taip toliau. Čia yra labai svarbus irgi atsakomybės elementas, kad vaikas gebėtų prisimti atsakomybę už savo laimę. Mes visi kažkaip galvom, kad laimė turėtų ateiti. Ne, laimė be abejo ateina, bet jeigu tu darai aistroje, tu vis tiek prisiemi atsakomybę, kad aš noriu tą daryti. Ir kartais būna pakankamai sunku. Sunku ne kažką daryti, bet sunku tikriausiai atstovėti visuomenės tam tikros normos, atstovėti tam tikrą nusistovėjusias taisyklės ir taip toliau. Tai tame. O apie atsakomybės tą lavinimą galėčiau po to papasakoti, reiškia, kaip mes lavinam tą atsakomybę. Reiškia. Grįšime tada prie atsakomybės klausimo. Ryti, kaip, aš pati esu pastebėjusi, kad dažnai vaikai iš prigimties gimę mažutėlaičiai, jie žino, kas jiems tinka ir kas jiems patinka. Jie ten gali užsiminėti valandas, vienas kažką ten krapštinėdamas, knabinėdamas, kitas suburdamas draugus ir ten rengdamas šventes su jais organizuodamas. Tik mes palaipsniui tėvai kažkaip jos nuvedam į tą, kaip ir jūs įvardinote, kažkokį tai vis tiek sistema, kelią, net jeigu tai yra privati iniciatyva, vis tiek sistema lieka sistema tam tikrą prasme. Neįmanoma tikriausiai taip tikrai individualiai prieiti prie kiekvieno vaiko prigimties. Bet tai koks tada tėvų vaidmuo? Kaip tėvai turėtų kažkaip sergėti, kad ta vaiko prigimtis nebūtų pamesta ir kad jisai eitų to gyvenimo keliu, ieškodamas savo kelio, bet tuo pačiu labai tvirtai ryšyje pats su savimi? Iš tiesų, atsakyta yra, bent jau akademiniuose sluoksniuose, tas įtakos procentas, kas daro kokią įtaką. Ten aplinka, visuomenė, mokykla, tėvai. Tai turėčiau nuliūdinti visus tėvus, bet yra susitarta, kad tėvų įtaka yra iki 60%. Daugiau nei pusė. Kai šneki su tėvais, tai jie taip jaučiasi, atidaviau vaiką į mokyklą,
Kaip pasakyti, turėjau problemą ir nebeturiu problemą, dabar tai jūsų problema, o jeigu aš dar moku už mokslus, tai 3 kart jūsų problema, nes aš taigi moku pinigus už tai dabar jūs ir tvarkykitės. Ir svarbiausias dalykas yra, kad visapusis asmenybės lavinimas yra svarbiau nei žinios. Ir tai atrodo tokia kaip aksioma, kaip ir paprastutė. Jeigu mes ją truputį giliau pažvelgsime, kas tai yra tas visapusis asmenybės lavinimas, kaip jūs sakėte, kad mes nuo mažens matome, ten vienas organizuoja renginius, kitas ten derasi, pažiūrėkime, vaikai visada ten broliai sesės siunčia vieną kažkurį dėrėtis, kokį, tą, kuris turi aukščiausią verslumo prigimtį. Jis nebūtinai vyriausias, ten nebūtinai ten lyderis tos grupės, bet jeigu reikia kažką ten nudėrėti, tarkim, iš tėvų, tai yra žygūnas yra aiškus, jis automatiškai yra išstumiamas ir visi žino. Visi jaučia toj grupiai, kas turi kokias tai prigimtis, kas turi kokią tai potencialą. Ir tėvai tą mato ir tai, ką jūs sakote, sistema, tėvai labai atsakingi, nes tas visapusis asmenybės lavinimas, bent jau mūsų šalyje, žinoma, privačios iniciatyvos gerokai yra pažengę, bet jeigu mes imsime tą viešąjį sektorių, kuris vis dėlto dominuoja, nežinau, kiek jo dabar yra procentais, ar 90 ar daugiau, tai viešam tai ta laisva džiunglių gyventojai, įsivaizduokit, 6 metų pilietis, kuris eina darželį, ten jiem reikia miegoti, nereikia miegoti, bet iš esmės su visa jo tvarka, kas ten vyksta, jis yra laisvas. Atsistojo, atsigulė, pasikrapštė nosį, išėjo, pažiūrėjo per langą, grįžo, toksai. Ir staiga jis papuola į įstaigą, kurioje ten ilgi koridoriai, yra durys su langais, per kuriuos dažnai gali pažiūrėti. Kai aš buvau tos įstaigose, tai ten ratu dar vaikščiojo koridoriuose, labai primena kai kurias įstaigas. Ir dabar tas laisvas džiunglių gyventojas sėdi 45 minutės, jam neleidžia kalbėti, judėti, krutėti, jis turi atsakinėti tik taip, kaip jo klausia ir tik taip, jis negali pasikalbėti su savo draugu. Jį realiai įkalina ir jam vyksta tas lūžis. Ir įsivaizduokim, potencialas toks skirtingas, o jiem visiems reikia būti taip. Ir tu paskui matai, jie ateina pas tave 10-okai ir jisai, tu randi potencialą, o jis visko bijo, bet čia įtraukti. Ir kas tada iš to jo pažymių? Visapusis lavinimas yra neįvykęs. Ir čia tėvų atsakomybė. Jeigu mes sakom, kad akademinės žinios, mes negalim visi būti matematikais, fizikais ir ten visokiais, mes negalim, kaip ir karjeros konsultantais negalim visi būti. Kiekvienas mes turime savo, bet būti atsakingu ir prisimti tą atsakomybę už visapusę asmenybės lavinimą, tai tikrai yra tėvų pareiga. Ir čia pasikartosiu, privačios iniciatyvos, geriausios pasaulio praktikos, taip, jos yra nuėję tuo keliu ir netgi iškelia tai į pirmą vietą, sako, taip, tai yra svarbiau negu žinios. Taip, visapusis asmenybės lavinimas pas mus yra svarbiau. Bet jeigu mes dabar atsitrauksime, visi su to sutinka. Bet pažiūrėsime, kaip vyksta fakte, toli labai nuo to. Pratęsame galbūt atsakomybės temą ir jūs, Martynai, daug kalbate apie antreprenerystę taip pat. Prancūziškai labai įdomus faktas, kad ta žodis antrepreneris reiškia žmogus, kuris ima situaciją į savo rankas ir prisima atsakomybę už tai, kaip bus nuo šiol. Kaip tai susiję? Atsakomybė ir antreprenerystė, ar gali daugiau apie tai pakalbėti? Aš manau, kad tai tiesiogiai susiję, kaip ir pašnekovas minėjo apie verslumą ir sakė, kad tam tikri žmonės turi prigimti verslumui. Aš pasakyčiau, gal jie labiau prigimti turi būti entrepreneriais. Tai yra tie žmonės, kuriuos mes matom ten versluose, kažką daro ir taip toliau. Ir aš atskiriu tas dvi savokas - entreprenerystė ir entrepreneris. Entrepreneris tai yra tas, kuris daro tam tikrus jau su verslu lygų, o entrepreneriškas žmogus tai yra tas, kuris prisiema atsakomybę. Ir tas entrepreneriškas žmogus iš principo gali būti bet kas. Tai, pavyzdžiui, aš dirbu ir su medikais, ir su mokslininkais, ir su menininkais ir matau, kaip tai žmonės pakeičia, jeigu mes jiems išugdom entrepreneurystės kompetenciją. Tai yra labai du skirtingi dalykai, du tipai žmonių yra. Vienas žmogus sėdi prie lango, darbe, pavyzdžiui, ir jam pučia į galvą. Ir sėdi ir sako, vadovai vėl nieko nepadarė, valdžia kalta, čia nieko, vėl pučia man galvą ir taip toliau. Kitas žmogus jam pradeda pūsti, sako, pučia, nueina į senukus, nusiperka ten izoliacijos, užklijuoja tą langą, galvoja, čia su buhalterija kažkaip susitvarkysim. Ir tai ir yra žmogus, tas, kuris prisiema atsakomybę už savo būvį. Ir mano nuomonė, tas atsakomybės prisėmimas gali visi žmonės prisimti. Dėl to, Junior Achievement yra, kurioje aš esu valdybos narys, mes iš principo ir ugdom vaikus entrepreneurystės kompetencijų. Tame tarp ir finansinio raštingumo, ir karjeros ugdymui, bet manau, ta entrepreneurystės kompetencija yra viena iš tokių pagrindinių kompetencijų, kur vaikai turėtų žinoti, kad jie yra gabūs panaudoti savo potencialą. O tą potencialą tu gali išnaudoti tik tada, kada prisiemi atsakomybę už savo potencialą, ką aš noriu padaryti. Tai
Kaip Ryti jūs galvojate, ar atsakomybės prisėmimas, gebėjimas tai padaryti, ar tai susijęs su prigimtimi, ar ne, ar tai yra kažkas, ko galime visi išmokti? Žinoma, kai mes pradedam sakyti, naudoti tokius terminus kaip prigimtis, angliškai tai yra nature, kaip mūsų natūra, polinkis ar empatija kažkas, tai ir kartu pridedame žodį kaip kompetencija, tai kompetencija, jeigu aš kalbu dabar iš karjeros perspektyvos, ne, iš tokio šiek akademinio kampo, tai kompetenciją mes traktuojame kaip tai, ką žmogus įgyjo. Jisai jo neturėjo, jisai negimė su tuo. Jisai įgyjo, aš nemokėjau siūti, išmokau siūti. Bet kad aš galėčiau gerai siūti, aš turiu turėti tą vadinamą smulkų į kūno intelektą, tą dexterity. Angliškai dexterity arba gebėjimas dirbti smulkius dalykus, smulkioji motorika. Ne? Bet, pavyzdžiui, juvelyras, laikrodininkas, ne? Na ir liaudėje sako, pas vieną rankos iš vienos vietos išaugę, anglai turi gražų pasakymą, all some, sako, pas jį visi nykščiai ant rankos. Bet tiesiog natūraliai. Tai dabar žmogus, pas kurį visi nykščiai. Jisai eina ir ten visi Murphyo dėsniai įvyksta, kad ten jeigu kažką paėmė, tai nukrito, jisai jam nepatinka, nei krapštytis, nei rakalinėtis, nei kažką daryti. Ne jo, ten kokį didelį daiktą daryti gali, bet ta smulki motorika ne jo. Dabar mes imsime jį treniruoti. Sakom, mes galim tave išmokinti. Galim. Ar galima išmokyti pingviną skraidyti? Galima. Paėmėm, pasamtėm jam 2 geriausius korepetitorius, pavarėm, sako, tu tikrai gali. Visi surėkia šaukia, tu gali. Na ir jisai ant pirmos šakos kaukšt ir skrido. Visi sako, nerealiai pavarėjai. Tu beveik dievas, visi ploja, sustoja, šaukia. Ne kokia nors varna skraido virš ir galvoja, durniai, kuo jie čia užsiima, ką jie čia skraido, apie ką jie čia. Bėda yra tame, kad kai mes pradedame tą potencialą naudoti netinkamai arba nėra potencialo įgyti kompetencijai, nes kompetencija yra tai, ką mes įgyjom, bet potencialas apsprendžia, koks mūsų galimybė tai įgyti. Tarsi koks meistrystės lygis. Arba iki kokio lygio mes ten galim pasiekti. Kaip ir tas pingvinas, greičiausiai gali užskristi ant tos pirmos šakos prie tų visų gerų treniruočių. Bet bėda yra tame, kad jo neklausia, kaip jisai nardo, kaip jisai gaudo žuvį, gal jis povandeninio nardymo čempionas, gal jisai žuvies gaudimo meistras, koks nors gūras. Ne? Ir jisai tada gyvenime liko koks, kad, skraidau aš vidutiniškai, taip, toksai. Ir jisai nerealizavo savo potencialą. Tai dabar, jeigu apversti, nes čia labai paprasta, su ta smulkia motorika mes, labai lengvai matom. Vienas nagingas ten, modeliukų, suaugę žmonės, yra modeliukai suaugusiems, turiu draugą, kuris klijuoja lėktuviukus garaže pasidėjęs ten, super smulkiom detalytėm, toks, kai juvelyras, tu žiūri, galvoji, juvelyrų galėtų būti. Ne, bet jisai turi tą dalyką. Ir lygiai tas pats prigimtis verslumo arba entrepreneurystės, jinai irgi yra kaip potencialas. Ir jinai gali būti realizuota, gali būti ne, kaip ir bet kuri kita. Ir jeigu to potencialo yra labai nedaug, o mes norim labai, tai bus kaip su tuo pingvinu skraidyti. Jisai ir nesirealizuos toj srityje. Jisai įgaus kompetencijų, žinių tos srities, kažkokio tai lygio, bet jis netaikys jų natūraliai. Jisai vis vien bus, ar galima išmokyti siūti gerai, jeigu tavo rankos yra iš vienos vietos išaugę? Galima, bet tavo siūlė niekada nebus to, kuris turi, ir jisai tiesiog daro taip. Tavo efektyvumas ir kiti dalykai bus kitokie. Taigi šitoje vietoje aš vis dėlto sakyčiau, kad mes turėtume pažvelgti į potencialą ir po to sekti juo, o nežiūrėti kompetencijas ir bandyti įdėti kompetenciją. Ir čia turbūt tokia kertinis punktas, mano supratimu žinoma, kad tai yra, nes kompetencijos yra, ką mes įgyjome. Potencialas yra atskleisti, mes dažnai jo nežinome. Aš kažkiek ir sutikčiau, ir kažkiek nesutikčiau iš tikrųjų. Mano nuomonė, kad antreprenerystė yra tokia, kaip čia bendra kompetencija iš principo. Ir ką mes, pavyzdžiui, mato vaikuose, nes, pavyzdžiui, kai Junior Achievement, kokias mes programas darom, tai mes darom praktinės programas, ten, kur vaikai susibūrė į komandas, jie turi tam tikras idėjas ir tas idėjas paverčia realybę. Tai yra produktais, paslaugomis. Kas įdomu, kad toj komandai reikia iš tikrųjų, reikia ir juvelyrų, reikia ir kitų potencialų ir taip toliau. Ir dažniausiai būna taip, kad žmogus yra juvelyras, ne? O jam čia reikia mokytis matematikos ir taip toliau. Ir jis būna klasės pabaigoje, jo akis jau užgesusios, sako, nieko aš nemoku, mokytojai sako, kad aš esu ten kvailiukas, ne? Tėvai irgi ten tiki mokytojais kvailiukas ir taip toliau. Bet kaip atsiranda Junior Achievement programos mokyklose, ką mes padarom, mes sujungiam juos į komandas ir jie pradeda vystyti kažkokius produktus. Ir tas žmogus
ar tas vaikas, kuris moko juvelyriškai, sako, žiūrėk, aš galiu prisijungti prie komandos ir aš galiu kažką padaryti. Aš esu reikalingas. Aš esu reikalingas tai komandai, aš esu reikalingas visuomeniai. Žiūrėk, po to mano dar produktus kažkas nuperka, ne? Ateina dėdės verslininkai, sako, kokius čia fainus dalykus padarėjai. Ir yra tyrimai padaryti, kad tie žmonėms jie tiesiog prašvysta, jų akis užsidega. Tai ta entrepreneurystės kompetencijų ugdymas, mano nuomonė, yra kelias į potencialo atradimą. Tai aš kažkaip ir sakyčiau, kad entrepreneurystė, jo, kai kuriems yra įgimta, bet jų labiau paugdymas, jis kaip tik atskleidžia žmonių potencialą. Ir nebūtinai jis turi tapti verslininku, nebūtinai jis turi ten eiti, pardavinėti ir taip toliau. Čia labiau mąstysenos jam parodimas, kad žiūrėk, tu nesėdėk kampe, tu ieško kitų žmonių, su kuriais tu galėtum susijungti, kurie turi kitų gebėjimų ir taip toliau, ir tu savo tą potencialą atneški į visuomenę. Man atrodo labai svarbu tai akcentuoti, kai prasidėjo mokyklose visos finansinio raštingumo programos, iš esmės dauguma tėvų sakė, bet ne visi vaikai bus verslininkai iš esmės. Kam jų reikia, ne visi vaikai bus verslininkai. Bet tai ne tiek galbūt bendrai turi kažką bendro su verslumu, bet apskritai su tokiais galiausiai kiekvienos dienos gyvenime suaugusiam žmogui reikia finansinio raštingumo. Kaip susimokėti sąskaitas, suskaičiuoti, kiek aš gaunu pinigų, kiek aš jų išleidžiu ir panašiai. Kad yra toks bendras praktiškas bruožas, kompetencija, kurį galėtumėm įgyti ir su kuria lengviau gyventi ir menininkui, ir verslininkui. Be abejo. Aš manau, kad labai daug problemų dar išeina dėl to finansinio neraštingumo. Ir kiek man tenka bendrauti arba ten ir su meno atstovais, kur mes entrepreneurystės mokom, tiek, pavyzdžiui, ir su mokslininkais nelabai, bet su, pavyzdžiui, medikais būna irgi, kad nebuvimas to finansinio raštingumo iš tikrųjų neįgalina jų nusitiesti kelio tam tikro, kaip aš galėčiau padaryti, o kur aš galėčiau nueiti, o kaip aš galėčiau savo net idėją parduoti ir kiek jinai yra verta. Tai nereiškia, kad jie turi tapti ten profesionalai, žinoti ten 3D dimensijų tą visą dalyką, bet pagrindus tai jie turėtų vis dėlto įgyti. Tai aš sutinku. Čia, kai mes dar sėk, jeigu pažiūrėsime entrepreneurystę kaip apibrėžimą, tai pats apibrėžimas ir bent jau prigimtis tos, apie kurias aš kalbu, jos yra atėję iš senovės rytų išminties ir jom daugiau kaip 3000 metų. Stevenas Rudolfas, edukatorius, kuris jas įvedė dabar kaip įrankius, kurias mes galime naudoti, pamatuoti galime prigimtis, jisai jų nesugalvoja, nes jau jos yra. Ir senovėje man sakydavo, kam tu esi linkęs, kokia tavo nature, kokia tavo prigimtis. Ir mes žinome, netgi yra mokyklų, kurios stebi vaikus ten, tarkim, iki 5-6 metų ir labai anksti juos specializuoja pagal tokį parinkimą. Tai kai mes einame per prigimtį, sakome, prigimtis ir įgyti dalykai, tai kompetencijos yra dalykas, kurį mes gauname. Ir kaip Martynas labai gražiai sako, kad nėra raštingumo, arba kad mes nežinome tiesiog elementarių dalykų, tai aš visuomet mėgstu paklausti tėvų, kurie labai jaudinasi dėl savo vaikų matematikos, sakau, tai kada paskutinį kartą 3 laipsnio šaknelę traukėt? O kada integraliuką pasiskaičiavot laisvalaikiu? Pažiūrėjot, kaip protonas elektroną išmušė, kokią bangelę išspinduliavo? Kada tuo paskutinį kartą užsiėmėt? Kodėl tai yra pats svarbiausias dalykas jūsų ir jūsų vaiko gyvenime šiuo metu? Nes taip yra, daugybė žmonių ateina pas mus, sako, mum matematikos korepetavimo čia, daugiskaita, reiškia. O sakau, jum irgi blogai, jūs irgi mokysitės. Ne, aš nesimokysiu, bet mum blogai. Ne? Tai visi tie dalykai sumoje daro labai vienpusišką tą. Ir grįžtant prie tos pačios pradžios, apie ką kalbėjom, kad visapusis asmenybės lavinimas, tai ten įeina ir verslumo arba finansinio raštingumo mokymas, nes finansai jie visur, mes visur operuojam pinigais, daug kas laimė netgi pinigais matuoja, kiek uždirbi, aš provokuodamas jaunus žmonės sakau, ar turi kokių gyvenime tikslų? Kas antras sako, norėčiau turėti daug pinigų, kaip tikslą, kaip po tokį. Tokie truputį gudresni įvinioja tą kitaip, bet tas yra labai aukštai mintise. Labai daug žmonių apie tai galvoja ir sako, tai yra viena iš visapusio asmenybės lavinimo dalių. Nes jeigu tu šitoj vietoje esi visiškas analfabetas, nieko nežinai, aš mediciną pabaigiau. 11 metų mediciną ir atsiradau versle. Ir kai tu net nesupranti, kas yra sąskaita faktūra, kas yra PVM-as, nes tu niekada apie jį gyvenime neturėjai supratimo, nes tu kaip perki prekę, tau iš esmės dzin, ar ten yra dar kažkoks tai PVM, tam čekyje. Tu visiems žiūri tą galutinę eilutę.
tu žalio supročio neturi apie tuos dalykus ir staiga ir tu supranti, kokiam tu baziniam lygmenyje žinių, tu moki skaičiuoti aritmetiką. Tai man labai patinka anekdotas apie prigimtį, kur sako, eina du klasiokai susitinka, vienas važiuoja, kaip klasikiniam anekdote, didelė, plačia mašina, ten tarkim Mercedesu, o kitas su portfeliuku keliauja į universitetą dėstyti. Ir tu dar sako, labas, kur tu čia? Sako, aš čia į universitetą dėstyti, docentas dabar viskas sako, o tu ką? O aš sako, čia prekiauju, sako, bet sako, taugi su matematika buvo visiška bėda. Sako, tu 2+2, nepamėtų, ar baigiai 10 klasę? Nelabai, sako. Tai sako, kaip tu dabar? O tai sako, kaip, sako, už 100 perku, už 200 parduodu, už tų 2% ir gyvenu. Sako, taip man ir einasi su ta matematika. Tai aš tėvam neretai sakau, kad palaukit, jūs pasižiūrėkit, kur yra žmogaus potencialas, nelipkite ant to paties grėblio kaip visi. Kaip galime, grįžtant prie tam tikrų duotybių, kad vis tiek vaikai eis į mokyklą, tikriausiai dar bent kažkiek tai laiko. Privaloma Lietuvoje. Būtent. Iki 10 klasės. Tai to kaip ir neišvengsime, vis tiek jie ten eis. Dauguma mokyklų yra labai panašios į tokias, kokias jūs ir aprašėte. Mes tėvai irgi dažniausiai negalime skirti pilno etato vaikų prigimties stebėjimui, pastebėjimui ir lavinimui. Tai koks pirmas žingsnis būtų man kaip mamai ir tėčiui, kuris klausosi mūsų visų šiandien, link tos vaiko prigimties ir potencialo? Ką aš konkrečiai kaip mama ir tėtis galiu prisidėti prie to, kad vaikas bus labiau ten, kur jam stipru ir duota, ir galbūt vėliau gyvenime nuspręs lavinti ir kitus dalykus. Aš tai galėčiau pasakyti tokius 4 receptus vieną po kito, nes šiek tiek priklauso nuo vaiko amžiaus. Iki 7 metų yra visiškas stebėjimo etapas, nereikia prie jų lysti. Reikia duoti jam, jisai nori leisti, žiūrėti, ką daro. Čia japonai turi daug paėję, bet jie iki 5 metų tą daro, bet taip sakyčiau, kad 6 metų mūsų visuomenėse, ir matyti, ką jis daro. Nuo 7 iki 13, kai yra tas toksai, iki 13 plus 13 metų, maždaug 5-6 klasė, yra laikotarpis, kai yra pilna tėvų atsakomybė ir tėvai turi matyti ir nuvesti savo vaikus į būrį, užsiimti realiai tuo visapusio asmenybės lavinimu, nes jeigu jie šitą etapą visiškai praleidžia, tai paskui jaunas žmogus gali neturėti skonio. Nuo 13 plus maždaug įvyksta tas amžius, kai jūs nebegalite jau užrašyti futbolą, ledo ritulį, dar kažką jis gali pasakyti jums, kur jūs eikite ir ką jūs apie tai galvoja. Nebenuvesit, jisai ten šoko 7 metus, bet lygiai taip ir baigėsi šokiai sulik ten 6 klase panašiai. Tas yra 13 plus, 13 plus 17 plus jau yra esančio potencialo, kurį mes pastebėjome toliau lavinimas, nes jau čia yra tas susitarimo momentas, kai tu nebegali nuvesti, priversti, arba tai kainuos begalinės pastangas ir klausimas, ar taip turi būti. Toksai. Ir jau realistinis užimtumo pasirinkimas, kai aš noriu ir galvoju, kuo aš norėčiau gyvenime veikti, yra susijęs ne su tuo, kokį diplomą noriu gauti, bet kokias specifinės žinias aš noriu įgyti. Ir jeigu tu padarai tuos darbus prieš tai ir tu turi suvokimą apie savo savybę, savo potencialą, savo palinkimus, tai tada tau išsirinkti, kokias specifinės žinias nori gauti, jau yra tas 4 etapas. Ir žinoma, priklausomai, kur dabar esame, kuriame iš šitų 4 etapų ir ką prieš tai esame nuveikę arba nenuveikę, mes turime šios dienos iššūkius. Ir tada, bet mes nuo šiandien viską galime padaryti prieki. Kad tai yra labai svarbu, kad mes jau praleidau, mano vaikas jau 18, mano vaikas jau 15, nieko nepraleidau. Praeitis yra tik tam, kad mes iš jos pasimokytume. Jinai nesioptimizuoja, bet mes nuo šiandien į priekį viską galime padaryti. Nuo to momento, kai tik mes pažvelgsim į save arba padėsim savo vaikam pažvelgti į save ir pamatyti tai, viską galima pakeisti. Aš gal pridėčiau ir pasakyčiau, tas nuo iki 5 metų, iki 6 metų, iki 7, sakėte, ne? Tai irgi labai svarbus ir mes matom pažinimo mediją, iš tikrųjų tėvai ateina ir yra tas nerimas, mes ir darželius turim, darželių tinklą ir mokyklų tinklą. Ir labai tėvai jau nori, jau kažkur, kad būtinai vaikas kažką darytų, nes jau kažką pastebėjo ir tada bando spausti ir taip toliau. Ir mes visą sakom, palaukit, duokit vaikui žaisti vaikystę. Ir tas etapas labai svarbus, tas stebėjimo etapas. Tai nereikia tos įtampos, ir ypatingai tie metai yra pakankamai svarbus. Tai aš sakyčiau, ten reikėtų pasifokusuoti. Po to aš sutikčiau jo su pašnekovu.
apie sekančius dalykus. Tai ir sutikčiau, kad yra jau iš tikrųjų ir mūsų mokykla, ir kitos mokyklos privačios, kurios suvokia tam tikrą dalyką ir iš tikrųjų moko. Ir ne tik privačios, yra ir valstybinės mokyklos su tam tikrais nuostabiais vadovais ir su nuostabiais mokytojais, kurie vadovausi jau tam tikrais inovatyviais atradimais, reiškia. Tai aš tai matau šviesumą iš tikrųjų, kad čia po trupučiuką niekados nebūna tai, kad tokios didelės sistemos tu galėtum pakeisti va taip. Yra žingsnis po žingsnio, yra tai keičiama, iš pradžių atsiranda tam tikri inovatoriai, galbūt iš pradžių atsiranda tas privatus sektorius, kuris yra ir drąsesnis, ir pritraukia tų drąsesnių žmonių. Aišku, ne visi žmonės ir gali tą privatų sektorių leisti vaikų. Tai mes, pavyzdžiui, net ir su savo mokykla, ką mes darom, tai mes daliname su valstybinėmis mokyklomis savo atrastais dalykais tam, kad galėtų tam tikrus dalykus integruoti ir į valstybinės mokyklas. Tam, kad visa Lietuva, reiškia, augtų ir mes galėtume geriausios tas metodikas pasimti. Tai čia laiko klausimas, kada tas viskas pasidarys. Ir dar irgi pašnekovas minėjo apie atsakomybės prisimimą tėvų. Tai aš irgi labai su to sutikčiau. Tai mes, kad ir mūsų mokykloje, tai mes irgi visada sakom, kad vaiko ugdymas yra visų, reiškia, atsakomybė. Ir tas dalykas, kad aš atvedžiau į mokyklą, uždariau duris ir kaip ramu dabar galiu savo jau darbus tvarkyti ir taip toliau. Tas irgi, manau, yra blogas požiūris, tai tu prisimti atsakomybę ir mokytojai turi prisimti atsakomybę ir tada kartu mes tą vaiką galima stebėti ir žiūrėti, kuris yra stiprus ir jį ugdyti. Iš tikrųjų, vaikams, jauniems, bet ir nebūtinai jauniems, vyresniems ir netgi mums suaugusiems žmonėms, man atrodo, labai svarbus tas laikas, kai mums kažkiek laiko dienoje leidžia būti paprasčiausiai, todėl kad tu visą dieną esi kažkieno vedamas. Tai mokytojos, tai auklėtojos, tai mamos arba tėčio, tai išsivalyk dantis, tai pavalgyti, dabar čia eik susitvarkysi. Ir reikia vaikams ypatingai to laisvo laiko, kurie gali truputėlį susidėlioti viduje savyje, kaip viskas vyksta. Mes suaugę lygiai taip pat. Jeigu tik diena įtemptesnė, kur mes nuolat atsakome į išorės kažkokius tai impulsus ir stimulus, baigti kažką atnešti, laiku paduoti, padaryti ir panašiai, tu irgi jauti truputėlį pametę savo tą vidinį ašį, vidinį žinojimą, vidinį kažkokį atsakomybės jausmą už save, tu tarsi nuolat esi tampamas iš išorės ir pameti save truputėlį. Ir man norėtųsi šią diskusiją užbaigti trumpu galbūt ratu taip pat apie tėvus, kurie klausosi, nes mes visi norim daug ko savo vaikams ir aišku, be abejo, norim laimės vaikams, labai daug. Bet vaikai, kaip mes visi žinom, mokosi iš pavyzdžio. Kitaip tariant, su geriausiom programom mokykloje. Jeigu aš grįžtu namo pas tėvus, kurių akys nedega, kitaip tariant, ir kurie tarsi savo gyvenimo pavyzdžių rodo, kad vieną kartą jau padarai kažkokį sprendimą, galbūt jis buvo negeras ir visą gyvenimą turi su tuo ir gyventi. Kaip dabar man 40 metų, tai kaip dabar darbą čia keisti, mesti arba kažkokiu kitų dalykų užsimti, kažko mokytis, kažkaip gėda apie tai pasakyti kitiems, iš vis gėda, man 40 metų, aš dar mokysiuosi kažkokios antreprenerystės. Tai ar galim trumpai pasvarstyti apie suaugusių mus klausančių žmonių, irgi galbūt, jeigu jie yra tokiai vietoj, kur panašiai kaip tie vaikai galvoja, kad, nežinau, ne pagal savo prigimtį aš, arba ne ten esu, kur noriu. Tai kokie žodžiai jų atžvilgiu, nuo ko jiems pradėti, kur jiems eiti, ką jiems daryti. Kad būti pavyzdžiui paprasčiausiai savo vaikams, kad nebūtų tik tai žodžiai, kad tik tai teorija. Tu tai gali viską gyvenime, bet aš savo pavyzdžiui tau rodau, kad iš tikrųjų rankos surištos mūsų. Pirmas suvokti tikriausiai, kad tavo akis neblizga. Antras dalykas prisimti atsakomybę už tą būvį, nes be atsakomybės tai tikriausiai sunku kažką padaryti. Ir po to žengti tą pirmą žingsnį. Ir čia vėl aš su antreprenerystės, su antreprenerystės kompetencijom, tas pirmas žingsnis yra pats sudėtingiausias. Būtent ten pakeisti darbą, gal pradėti savo nuosavo verslo, o gal vis dėlto aš labai esu geras rankose ir kažką noriu ten padaryti. Tiesiog pabandyti. Pabandyti gal mažą žingsniuką padaryti ir aš matęs labai daug žmonių, kadangi aš su antreprenerystės kompetencijų dirbęs. Pas mane tikrai daug žmonių ateina ir aš kaip mentorius esu ir visada neatsisakau padėti žmonėms, jeigu jie turi tam ar verslo idėją, ar kažką nori pakeisti gyvenime. Ir iš tikrųjų yra 40+ žmonių, kurie ateina ir matau, kaip žmonėms, būtent žengus tą pirmą žingsnį, kad ir mažą žingsnį, kaip sublizga akis
ir kiek atsiranda energijos, ne? Ir tada žengus tą pirmą žingsnį atsiranda ir kiti žingsniai, atsiranda naujos perspektyvos ir taip toliau. Ypatingai, jeigu tai yra su tavo susijęs su potencialu. Nes tas potencialas iš apačios, jis visada nori įsiveršti, visą gyvenimą nori įsiveršti. O mes bandom jį slopinti. Bet jeigu trupučiuk vaduosi, tada jis pradės verštis ir tada jau tik gaudyk jį ir panašiai. Tai pasakyčiau išdrįsti. Taip, pritariu visiškai ir išdrįsti ir pradėti nuo savęs. Nes daugybė žmonių kaltina aplinką. Aplinka kalta, valdžia bloga, mokykla neteisinga, sistema neteisinga ir įstatymai blogi ir viskas gerai, tik aš mažas, minkštas, baltas, pūkuotas, toksai tobulas sėdžiu, aplinka tai visiškai neteisinga ir prasta. Kai tik mes gebam pasižiūrėti į save ir suprantam, kad viską mes savyje turim, kad mes esam tobuli, nes potencialo nėra nei gero, nei blogo. Jeigu kažkas neturi aukštos kūrybinės prigimties, gal jis gali būti tobulas atominės elektrinės procesų prižiūrėtojas. Juk mes galbūt nenorėtume labai kūrybiško atominės elektrinės procesų prižiūrėtojo. Mes norėtume, kad jis juos labai nekūrybiškai prižiūrėtų. Ne? Ir žmogus gali būti misijoje prižiūrėdamas tuos procesus ir ten jokio nukreipimo. Bet jisai susitiks su dizaineriu ir dizaineris galvos, kas su juo negerai. Kur jo jisai nekūrybiškai mąsto. Bet gal tai yra jo pašaukimas, nes kažkas turi prižiūrėti atominę elektrinę. Ir jeigu mes ir viskas yra viduje, ir mes esame tobuli kiekvienas ir unikalus kiekvienas, ir tik to unikalumo atskleidimas yra raktas. Kai tik mes norime būti kaip kažkas, daugybė knygų prirašyta, kaip tapti milijonieriais, ir dabar jie tapo milijonieriais, perskaitė knygas. Ir mes viską į išorę, o viduje yra tas turtas, kurį mes esame pametę. Ir jis yra ir mūsų vaikuose. Mes lygiai taip pat jiem bandom užklijuoti, bet jūsų tas naratyvas, kad kaip mes galime vaikam padėti, taip, pažvelkime į save, nes jeigu aš pats visiškai nežiūriu, o tik tai bombuoju, o savo vaikus sakau, o tu žiūrėk, jisai nepatikės. Bet jeigu mes patys pažvelgsim, pas mane konsultacijose neretai ateina, atveda vaikus, po to darosi patys. Abudu tėvai, po vieną atskirai ir paskui netgi kartu daro suderinamumą ir žiūri, kokio potencialo jam trūksta. Kas yra wow, nes jie suprato, kad aš jo nesuprantu, bet aš gal ir man reikia, jie nieko nenori keisti gyvenime. Jie tiesiog nori pažinti suaugę žmonės, 40+, 50+, ir viskas su to yra gerai, nes nuo to momento, kai tu pažinai, nuo to momento, kai tu žengiai pirmą žingsnį, tu gali viską pakeisti. Tai išdrįsti žengti pirmą žingsniuką, ir aš pradėsiu nuo savęs, kaip vis dar gana jaunų vaikų mamos, bet ir su vyresniais vaikais, man atrodo, lygiai taip pat, mes galime daug lengviau drįsti, kai vaikai yra šalia, nes jie besąlygiškai palaiko, jiems nėra kažkokių neprotingų sumanimų. Suaugę galbūt pakomentuos, sakys, ką tu čia susigalvojai, tai tu pasižiūrėk, čia neprotinga, per drąsu, kur tu galvoji, kad eini, tu tau neišeis. O vaikai jie palaiko besąlygiškai, pačias keiščiausias idėjas, jiems naujas startas yra labai įprastas dalykas ir jie visą laiką palaikys ir mes iš vaikų, man atrodo, tos drąsos, bandyti būti kūrybingais. Nuo tada, kai prasidėjo mokyklose finansinio raštingumo programos, nuolat į vartelius skambina vaikai, kurie siūlo plauti langus, pjauti žolę, pardavinėja ten visokius savo rankdarbius, limonadą nešioja po namus ir panašiai. Ir jiems net tokia mintis nekyla, kad aš čia darau kažką kvailo iš esmės, kad kaip čia dabar taip susigalvojau. Tai juose tas potencialas tiesiog gyvena ir ypatingai jaunose vaikuose, tai galima dar labai apčiuopti. Tai vad, kad tai yra dvipusė eismo gatvė, kad mes tos drąsos galim labai stipriai iš vaikų gauti savo šeimoje ir tuo pačiu būti pavyzdžiu vaikams. Tai ačiū Jums labai, ačiū Ryti, ačiū Martynai, ačiū klausytojams, iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū. Ačiū, dėkui.